Labas, Jūrate, viskas mes jau eteryje, pavyko mums. Tai labai Labas. džiaugiuosi. Tai irgi pirmas kartas kviečiuosi pas save. Labas, Jūrate, viskas mes jau eteryje. Tuoj, atsiprašau. Tai labai džiaugiuosi. Tai irgi pirmas kartas kviečiuosi pas save. Va. Nu va. Dabar Tu ant savo sienos, Danutė, nes aš nematau, dar nerodo Facebook'e. Matai? Tuoj, minutėlę. Taip. Viskas, Jūratėlė, mes esame eteryje. Tai dar kartą labas ir sveiki visi, kurie mus stebite ir stebėsite vėliau. Ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad Jūratėlė, tu atvykai pas mane pirmą kartą į Facebook'o profilį. Ir man pirmas kartas su šitom technologijom, aš mokinuosi, nes mokinuosi ir kartu ir tu mokiniesi su manim dvasinio verslo manifestavimu ir taip pat aš dar mokinuosi intuityviosios mentorystės. Tai viskas man yra mokslai, viskas man yra praktika. Tai tikiuosi, kad už klaidas bus atleista, kitaip sakant. Nu kągi, Jūratėlė. Aš tave pasikviečiau į tokią labai įdomią temą apie genų raktus. Ir kadangi tu esi genų praktikė, jau sertifikuota intuityvioji mentorė, teta healingo praktikė, turi daug praktikos, dirbi su žmonėmis ir būtent genų raktų dirbtuves tu organizuoji. Ir šitą temą, genų raktai, man yra nepaprastai įdomi, nes yra jinai nauja. Aš visiškai neseniai, gal prieš kokius 5 mėnesius, tik susipažinau su šitą informaciją. Nors kam esu papasakojus apie genų raktus, tai sako, čia ne nauja informacija, čia yra sena jau informacija. Na, bet taip yra, kad aš iš tiesų pirmą kartą girdėjau apie genų raktus ir kai mane supažindino su genų raktais būtent mentorystės mokymuose, tai aš labai buvau nustebinta, nes tai dar viena sistema, priemonė pažinti save. Ir aš labai norėčiau, Jūrate, kad tu pristatytum mano būtent Facebook'o draugams, kas tai yra genų raktai. Gali ir jie nustebs išgirdę šitą informaciją ir galbūt norės daugiau patyrinėti ją ir galbūt netgi norės ir pas tave ateiti į svečius, kad dar giliau panagrinėti šitos kodų raktus. Tai pirmiausia, Jūratėlė, tu prašau pristatyk, kas tai yra genų raktai, iš kur jie atėję, kas čia per sistema. Tai, tiesiog, prašau, Jūrate, papasakok, ką čia Ačiū tau, Danutė. Ačiū už pakvietimą, už pristatymą tokį išsamų, nuoširdų. Taip, kaip tu ir minėjai, paantrinsiu, kad tai ir ne nauja sistema, nes šitą genų kodą yra užrašyti 2012 metais, tik tai jie per channelingo būdu, per kanalą gauti informaciją, tai ir užrašytojas šitas Richardas Bradas, ir aš turiu netgi knygą jo rusų kalba. Tu, man atrodo, tu anglų kalba ir neskaitai. Aš iš tikrųjų pasirinkau rusų kalbą, todėl kad man rusų kalba ir tokia, tarsi aš ją sugeriu. Skaitau ir sugeriu, bet aišku, aš labai daug informacijos visos verčiuosi gimtąją kalbą, nes tuo metu, kai aš tiesiog susipažinau ir mane su šito įrankiu supažindino mūsų mentorė Žaneta Jūra, esu tikrai labai dėkinga jai. Aš pažiūrėjau,
taip gan, sakyčiau, skeptiškai į šitą. Ir dar viena kažkokia sistema, žinai, ten kaip astrologija, ten ir numerologija domėjaus, ir horoskopus esu pasidariusi, nu, žodžiu, ko aš tik tai kokių nesu apie savęs pažinimo turėjusi tų visokių, nu, tokių dalykėlių. Bet šita sistema ir įrankis yra visai kas kita. Visai kas kita. Todėl, kad jinai nėra tokia, kaip žinai, va, perskaitėjai ir tu viskas. Ir tu gali jau ten viskas tau aišku ir padėti. Šita sistema ir tokia, kurią tu turi, netgi nėra jai nagrinėti taisyklių. Tai ir labai tokia savarankiška. Ir kas tas yra esybės žemėlapis, pirmiausiai, aišku, kai ateina žmogus jau tas smalsus, ar ne, mes esam, nežinau, aš tai esu labai smalsi, aš viską noriu iki kaulų smegenų apie save žinoti ir tada ateina tokia ramybė, nes aš žinau, kas aš esu. Nes va šitam esybės žemėlapyje ir yra tiesiog visi atsakymai, kas tu esi, ko tu atėjai į šį įsikūnijimą, koks tavo ir tikslas ir iš vis, ta prasme, ką tu turi nuveikti, kame slypi tas tavo pašaukimas, kame slypi ta tavo gyvenimo esmė, kad tu jaustum pasitenkinimą, kame slypi visa sveikata, fizinė, psichinė, emocinė, ten viskas tiesiog užkoduota. O kaip tai ir padaryta? Tai ir padaryta tiesiog mūsų gimimo datą, aišku, geriausiai, tiksliausiai ir kai žinome ir laiką, bet jeigu laiko nežinom, tai tikrai nėra tokios, nesudaro tiesiog kažkokių trukdžių pažinti save, jeigu nežinai ten tų minučių tikslumo. Ten gal pasikeičia viena kažkokia eilutė. Man asmeniškai pačiai, kol aš nežinojau tikslaus laiko, buvo, kad pasikeitė vos viena eilutė. Ir tai iš vis nesmė. Esmė tas, jeigu aš esu smalsus ir noriu pažinti save, ir tu susipažįsti, kad tavo gimimo dieną, tą laiką ir įspausti 11 genų raktų. Ir tai ir tarsi kaip antspaudas, kurie yra tik tai tavo. Šiaip ir 64 genų raktai, bet šitie visi 64 raktai turi 3 sąmonės aspektus. Mes jau žinom, kad esam ne tik tai fizinis kūnas, ne tik tai ar ne, sisiojam, kakojam ir miegam, mes esam sąmonė. Ir ta sąmonė turi va tuos 3 tokius, kaip čia pasakyti, vibracijos dažniai. O tai ir kad DNR mūsų ir nekintantis, o dažnis ir kintantis. Ir va to DNR dažnis ir yra paslėptas po 3 pavadinimais. Tai ir šešėlis, kurį ir mūsų tiesiog visi blokai, iššūkiai gyvenime, ten ir užkoduoti visi elgesio modeliai, mąstymo modeliai, kurių mūsų iš tikrųjų mes net pažįstam jų ir nepripažįstam, tą kart net nenorim jų, arba norim jais atsikratyti, žinai. Ir tai ir tiesiog toks nepažįstamas tas sąmonės aspektas, bet jisai yra ir tu niekur nedingsi. O dovana tai ir mūsų prigimtis, tiesiog mūsų prigimtis, kuri ir mumise iškoduota, tik tai tikrai mes esam pamiršę ir daugumą ir pamiršę, kad kokių nuostabių talentų ir dovanų ir mumise užkoduota. Ir tas sąmonės aspektas iš tikrųjų vibruoja ženkliai aukštesnė vibracija, ženkliai aukštesnis sąmoningumas. Ir kai mes darom tiesiog tokius transformacinius šuolius, tai va iš to ne šešėlio, kai mes jau tiesiog jį pažįstam, apkabinam transformacinėse dirbtuvėse arba patys kontempliuodami žmonės iš tikrųjų ir klientės, tie, kurie savarankiškai kontempliuoja, susipažįsta, skaito galų gale apie šitos savo genų raktus. Tokie nuostabus dalykai atsivėrinėja, kai tu pažindinėsi su savimi. Būna žinoma visai. Būna, kad moteris, pavyzdžiui, apsiverkia, tiesiog perskaičiusios apie save, kad jos tiesiog yra tokios nuostabios.
nes tarsi save pasmerkusios, užkasusios, susigūžusios, susitraukusios, žinai, jau nieko nebevertos, ir ten aš nieko neturiu, aš nieko negebu, būna visai. O būna iš tikrųjų, kad ateina ir vat pasitvirtina. O, dar kartą pasitvirtinau, kokiu aš nuostabių dovanų turiu, talentų. Ir tai ir tikrai labai nuostabus įrankis, todėl kad tai iš vis nesvarbu, kokie mes esam profesijoje, nesvarbu, kokie mes esam amžiuje, ar ne, ar ten man 20 ar 60, aš galiu tiesiog pažindintis su savim ir su šito įrankiu, bent jau pradėti pažindintis ir nuo šio momento tiesiog keisti tą sąmonės būseną. Ir čia, kaip sakiau, nesvarbu, kokioje tais profesijoje, nes tikrai mūsų ta ankstesnioji matrica, kaip aš sakau, ankstesnis tas mąstymas, ar ne vienus išaukština, kitus sumenkina, čia palei pareigybės, palei kažkokius tai turtus, arba išminti ten tą proto, ne intelektinį, kuris buvo išaukštas, o čia ir šitam pagal šį įrankį ir visi lygus. Nes jeigu tavo, ar ne, kad ir pareigos kažkokios ir, bet jeigu tu esi šešėlyje, va toj šešėliniai vibracijai, esi toks va. Ir mes energetiniam lygmenį esam visi lygus ir visi vienodi. Ir va čia tas ir fantastinis toks man buvo atradimas, kad net mano pačios ir gyvenimo darbo tokioj va sferoj, kuri ir prasideda pažintis apie save, ten ir yra 37 genų raktas, kad apie lygybę. Bet aš nuo to ir pradėjau, kad mes visi esam lygus. Absoliučiai, nesvarbu, koks tu. Tavo oda balta, juoda, šviesesnė, tamsesnė, tu žemas, aukštas, storas, lieknas. Absoliučiai, kokio bebūtum profesiją ir kokį tu veiklą užsiimtum ar darbą, ar tu vyras ar moteris, ar tavo lytis ir tiesiog ar ne vienokia ar kitokia, ar tu ten myli vyrą ar moterį, tai absoliučiai nieko nekeičia. Mes va šitame esam visi lygus absoliučiai. Tik nuo mūsų požiūrio prasideda irgi nuo skirstimo, kad kažkas ir kažko nevertas ar ne, kad negali mylėti, negali būti laimingas ar ten iš vis kažko pasiekti. Oi, net sušilau be kalbėdama. Tai jo, Jūratė, aš tau irgi ateisiu į pagalbą ir noriu pasidalinti savo patirtimi, kaip mane nustebino genų raktai. Tai man būdavo taip, kad tarsi, nu tarkim, esi tuose aukštose emocijose, kaip džiaugsmas, dėkingumas, meilė. Ir aš pastebėjau, kad darbe, kada įvyksta kažkokia tai mano klaida, ir aš iš to džiaugsmo nukrentu į kaltę. Ir aš ieškojau atsakymų, kodėl taip yra. Aišku, aš toj kaltė neužsibūdavau, bet aš ją pajausdavau. Pajausdavau tokią vibraciją, kad nu aš esu kaltė. Tai galvoju, tai kaip čia dabar yra su mūsų tuo sąmoningumu, dvasingumu, kad lyg tai mes ir pakylam aukštai, bet vėl krentam žemyn. Nes kaip gėda, kaltė, jos tokios yra žemiausios mūsų emocijos. Ir aš ieškojau atsakymo, nes atrodo, aš neturiu ką daryti, neturiu ką ten viduje ieškoti, lyg tai kaip ir viskas gerai, bet vis tiek esant kažkokiai tai situacijai, vis tiek aš nukrentu į tą kaltę. Ir kai man atėjo į mano gyvenimą genų raktai, ir būtent aš perskaičiau savo genų raktą, kur yra būtent tas ryšys su visuomenė, su kitais žmonėmis, tai būtent man ir aš atradau, kad aš per tą santykį su žmonėmis, esant kažkokiai tai klaidai ar kažkokiam tai nutikimui, būtent aš nukrentu į kaltę, nes mano šešėlis apie tai, kad aš krentu būtent į tą kaltę, turiu pasijausti kalta. Ir tada man davė tokį atsakymą, kad tai yra mano šešėlis ir kad aš turiu tiesiog su tuo šešėliu padirbėti. Ir taip aš pradėjau skaityti genų raktus, nusipirkau knygą ir pradėjau aš juos analizuoti.
Ir iš tiesų aš atradau labai labai daug dalykų apie save, aš juos visus žinau, bet niekada net buvau atkreipus dėmesį ir kodėl būtent jie pasireiškia. Tai tikrai vat, per tuos šešėlius aš pradėjau eiti į savo dovanas, į savo talentus, kad tie talentai įsiskleistų mano gyvenime. Ir aš supratau, kad tai yra skirta, kad kiekvienas žmogus gali tai daryti. Tiesiog jisai skaityti, analizuoti, kontempliuoti, išjausti, kad tai tikrai tokia nuostabi priemonė, kur nereikia ypatingų mokymų, jeigu tu nori dirbti su savimi. Na, man tai pasirodė tie genų raktai. Ir ką aš čia dar norėjau pasakyti? Ir būtent ta kaltė, dar apie tą kaltę norėjau pasakyti, kad po to, kai aš pradėjau tą hologenetinį profilį savo analizuoti, aš atradau, kad būtent yra kaltė ir mano genetinė žaizda. Ir kadangi mūsų šiandien tema yra genetinės žaizdos pagal esybės žemėlapį, tai labai norėčiau, Jūratėle, kad tu papasakotum, o kas yra tos genetinės žaizdos ir ką daryti žmogui, jeigu jisai sužino apie tas savo genetinės žaizdas. Tai galbūt plačiau tu iš savo patirties papasakok, nes tu tikrai vedi žmonės, organizuoji mokymus žmonėms ir labai norėčiau, kad pasidalintum. Jo, aš iš tikrųjų dalinsiuosi iš patirties ir savo. Aš apie, kas liečia genų raktus, mokymų nevedu. Aš tiesiog pravedu žmonės supažindindama, nes kaip man pačiai dar pasitarnavo ir man, ir dirbant su moterimis, tos, kurios jaučia ir įkrenta į tas destruktyvias būsenas, tokias, kaip tu ir paminėjai, kaltė, tavo galbūt tik tai tu atpažįsti ir jinai ir tokia momentinė, ar ne? Ir tu truputėlį tiesiog tavo vibracijos pažemėjai. Bet, pavyzdžiui, aš ir pati, ar ne, būdavau ne momente, o kelias dienas, pavyzdžiui, tokioj destrukciniai būsenoj. Ir aš nerasdavau priežasties. O pas mane viskas ir gerai. Aš tiesiog, ir tas, ir visas sritis įžiūriu, lyg tai viskas gerai, bet aš krentu į tas destrukcinę tokią būseną ir būnu iš tikrųjų keletą dienų. Bet man mentorystė, ar ne, pagelbėjo iš tikrųjų susitvarkyti, gebėti ir savo padėti, ir jau kitoms moterims tai padėti, bet aš iš savo smalsumo, aš mėgstu nerti dar giliau ir atrasti tą šaknį tiek pas save, tiek pas atėjusią mane moterį, kaip aš galiu jai pasitarnauti. Ir esybės žemėlapyje yra 11 genų raktų. Prie kiekvieno genų raktų yra šalia po taškiuko pažymėta linija. Ir ten ta linija neša tiesiog tos pasąmoninės programos, genetinės tos žaizdos vibracijų. Ir tai ir kolektyviniu mastu šitos visos pasąmoninės programos. Bet kai tu žinai savo, tai ir ženkliai lengviau eiti tiesiai ir rauti tą, kaip aš sakau, genetinę žaizdą, traumą, nes tikrai ir jos pačios pagrindinės. Yra priespaudos, yra neigimo, yra gėdos, atstumimo, tu ir paminėjai kaltės, ar ne, ir izoliacija. Ir jos tiesiog yra galimybė su jomis tvarkytis, aišku, ir savarankiškai. Bet aš asmeniškai labai esu dėkinga, nes kai aš išsiknaisiojau, kad mano pašaukimo sferoje, ta, kuri ir tiesiog skatinanti tobulėti žmogų, ir jinai yra, taip vadinasi, pašaukimo sfera, ir ten ir tiesiog skatinanti tobulėti šitą sferą, tas genų raktas, kaip aš, tiesiog žmogui padedu išsinagrinėti, ne, aš pati išsinagrinėjau, koks ten ir begalinis potencialas, ir ta genetinė žaizda, taip pat, kai tu ją išsigydai, po ją slypi tavo dar didesnis tas potencialas. Ir, žodžiu, aš apjungiau ir human design, ir šitą hologenetinį esybės žemėlapį, ir aš tiesiog išsinagrinėjau, kokios savybės mane ir tiesiog dabar mano klientė slopina ir tiesiog kelia tą vidinį stresą.
vidinį tą tokį diskomfortą. Ir tada, kai tu atrandi, tau nebereik niekur blaškytis, vaikščioti aplink ten, žinai, keliais takeliais, ieškoti vienos pagalbos, kitos, dar pas kažką eiti. Tu tiesiog pats randi arba pas specialistą, kas tiesiog dirba ir gali jums padėti. Ir tą genetinę pasąmoninę programą man iš tikrųjų Danutė padėjo savo metodų per atstumą, tiesiog mes susitarėm, jinai daro nuostabę šitas, kaip čia Mauri pavadinti, sesijas. Mauri sesijas, todėl mes labai sąveikaujam ir tiesiog galim viena kitai padėti, ne todėl, kad aš ten esu destruktyviose būsenose, ar ten toj mano ir, pavyzdžiui, pašaukimo sferoj gėdos, trečia linija ir neša gėdos šitą pasąmoninę programą. Bet aš taip ir iš tikrųjų, kaip tu sakai, aš tarsi nieko tokio nepadariau, niekaip nepasielgiau, bet aš jaučiu kažkokią gėdą už bet ką, dėl bet ko. Atrodo, ne tik kad už save, ne tik kad už kažkokius praeities pasirinkimus, veiksmus, netgi po to pradėjau jausti gėdą už savo artimųjų kažkokius veiksmus arba praeities kažkokius pasirinkimus. Ir mane tai pradėjo labai varginti. Mane taip vargino, kad aš galvoju, aš tikrai, taigi, nieko tokio nepadariau. Man tam protui paaiškinti, kad aš nieko tokio nepadariau, bet aš jaučiu gėdą. Ir kaip tu sakai, tiesiog aš niekaip negaliu jos išrauti ir ne, ir mane kai pradėjo tiesiog kankinti, aš pasiprašiau Danutės ir jinai padarė šitą tokį stebuklingą dalyką. Ir tos pasąmoninės programos, kur ir čia galima netgi priminti, ar ne, kur mes ir su Žaneta turėjom pokalbį, programa Aš pati, šitoj vietoj genetinės traumas, žaizdas, kurios ir tiesiog įsikabinusios ir neleid kokybiškai gyventi, išsiskleisti, Aš pati programa nebepadeda. Čia tada Aš pati tiesiog paguldai tą Aš pati į lovą, kaip aš sakau, ir aš einu tada pagalbos ar pas Danutę ir visoms ir visiems, kas klausysite ir klausite šito mūsų įrašo, tai tikrai, jeigu jaučiate tokią gėdą, dažnai gėdą arba pastoviai gėdą, nes kaip būna, mes galim ir nejausti, ar ne, kai tu užsidedi tuos, žinai, tą ego karūną, ir varai per gyvenimą. Išdidumas, puikybė. Kaip tik aš kitą savaitę turėsiu apie tuos visus tuštybę, aroganciją, kurie ir tie 3 iššūkiai žmonijos patys pačiausi ir su kuriais iš tikrųjų mes pasveikstam ir matom visai kitokį pasaulį. Tu tiesiog užsidedi tą karūną ir darai, elgiesi, tikrai nepagarbiai, ar ne, su savim, su žmonėm, ir tau dzin apie tą gėdą, kažkokią kaltę, tu net nepagalvoji. Bet kai tu jau esi ir nori visai kitokios gyvenimo kokybės, tu nori tokius darnius santykius kurti su savim, su artimaisiais, su kolegom, galų gale su šeimos nariais ir kaimynais, tai čia viską, žinokit, jau pradėt kilti, norit, nenorit. Jie kyla ir žadina tave, tu nori, nenori, tarsi tu turi išsilukštenti. Tu negali būti dažnai švelnus ir pūkuotas, su ta ego karūna ir apsimesti, kad tu nejauti to, nes tu tikrai jauti. Nes tikrai aš esu be galo dėkinga tau. Ten vyko tokie procesai nuostabus, kurie paliečia iš tikrųjų ne tik tai kaip mane, ar ne, kaip mane paliečia ir šeimos narius. Ir tai tvarkosi tokie nuostabus dalykai paraleliai, ar ne, ir su protėviais, su mama, su močiute ir galbūt ir su tėveliais. Čia kiekvienam labai individualiai ir labai skirtingai. Ir kas tikit, netikit, tiesiog kai nusibos ten būti toj destruktyvioj būsenoj, patikėsit, kaip tai išlaisvina, žinai, kaip ir tas geras posakis, kai pamatysiu, patikėsiu. Ne, kai patikėsi ir pamatysi. Pasakė Dievas.
Na, tai va, nuostabus dalykai. Ir dar kažką gal paklausti nori, nes apie tas pasąmoninės Aš programas ir labai dar plačiai. norėjau irgi pasakyti, ką man dar, kokį patyrimą aš turėjau su genų raktais. Tai būtent, kai dirbau su šita genetinė žaizda, tai tas šešėlis, aš pajutau tą kaltės vibraciją ir aš net taip pagalvojau, kad jeigu žmogus nuolat būtų toje būsenoje, tai man atrodo, kad tiesiog iš karto nervų sistema, jinai taip reaguoja, toks dirgiklis yra. Ir tiesiog atrodo, jeigu ilgiau pagyventum, tai toks, nežinau, pamišimas atrodo užeitų. Toks jausmas yra, kokia ten yra, ką reiškia būti toje kaltėje. Nes mes nukrentam tokiais momentais, nukrentam ir vėl išeinam iš jos. Bet aš pajutau, ką reiškia būti, tarkim, jeigu aš būčiau nuolat joje. Tai yra labai labai nemalonus tikrai jausmas ir jisai tiesiog naikinantis toksai. Aš suprasčiau, kad net sunaikint žmogų gali ta vibracija. Tai kažkaip toks jausmas atėjo, kad žmonės tikrai turėtų pagalvoti, kur jie jaučiasi kalti, kur jie jaučiasi, kur kada jaučiasi gėdoje, kiek jie laiko tame būna. Nes tai labai iš tiesų labai kenkia mūsų ir tai fiziniai sveikatai, ir emociniai būsenai, visapusiškai kenkia. Tai va, man tokį atnešė patyrimą. Aišku, aš labai mažai, kaip ir sakiau, 5 mėnesiai aš esu tame genų raktų tyrinėjame. Tai pakankamai mažai, bet aš patyriau, ką tai reiškia tyrinėti tuos genų raktus. Ta kontempliacija yra ir kad niekas niekur neskubina, kad tu gali savo tempu, savo ritmu, savo laiku, pagal nuotaiką tiesiog tyrinėti tuos genų raktus. Kažkaip aš galvoju, kad tikrai labai puikiai priemonė ne tik save pažinti, bet ir save susitvarkyti, gal kaip pasakyti, kad Jo, iš aš tiesų, tave tik kad tai gal išeiti. įsiterpsiu, ne pagal nuotaiką, o tiesiog kokiu tu nori tikslo. Nes Taip, jeigu mes, žinai, esame destruktyviausia būsenos, mūsų taip, nuotaika visada ir tiesiog va toj tokia destruktyvi. Arba kaltinanti, arba neigianti, arba tiesiog tokia slopinanti. Nes aš pati tiesiog ir ne va tą gėdos, kai turiu tą, bet tai ir nesvarbu. Ja mes galime iš tikrųjų tiek tą kaltę, tiek tą gėdą, ar ne, iš kitų pusių pažiūrėti. Vat kaip tu ir sakai, kokiuose, ar ne, elgesio modeliuose, ar santykiuose tu jauti gėdą, ar ten kaltę ir atleisti savo. Žinok, šiandien, man atrodo, šiandien paskutinė diena ir 4 genų rakto. Ir kas klausot ir klausysit šitą įrašą, žinokit, genų raktas 4 ir tiesiog papraktikuokit visko atleidimą iš anksto. Atsikeliu ryte ir tiesiog jaučiu, kad viskas man visiems už viską yra atleista. Nesvarbu, kas įvyks, nesvarbu, ką aš pasakysiu, ką aš kalbėsiu, ką aš nuveiksiu. Viskas yra atleista iš anksto. Tik mūsų protas knisa mūsų protą. Kad man kažkas turi atleisti, kad aš turiu eiti keliaklupsčias, melsti kažkieno atleidimą, eiti į bažnyčią ar dar kažkur. Tai va šitos nesąmonės ir senoji matrica išsitrina labai paprastai ir lengvai. Tai tiesiog jūs jau pajauskite va tą. Už viską visiems jau yra atleista, tuo pačiu ir man. Ir nieko nebereikės jausti niekada jokios kaltės. tikrai taip, Jūratėlė. Tai gal dar pratęsi apie tas genetinės žaizdas, ar jau viskas pasakyta?
Šiaip tos genetinės žaizdos ir genetinės tos pasąmoninės programos yra toks labai individualius, kaip pavyzdžiui, kaip tu ir minėjai, vat, šitas įrankis leidžia kontempliuoti, ar ne, ir atrasti savo atsakymus, savo tiesiog atsakymus į visus klausimus. Bet tokie labai paprasti, netgi paprastos rekomendacijos, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, pirmoji linija pas ką ir nesvarbu, ar pašaukimo sferoje, ar kažkur, tai tiesiog jinai neša priespaudos tokią žaizdą, pasąmoninę programą, tai labai paprasta ir išnagrinėti ir priimti visas baimės absoliučiai. Ir vat pažvelgti joms tiesiai į akis. Ir pats geriausias, tiesiog ir toks, kaip sakyčiau, vertingiausias metodas išeiti iš tos priespaudos vibracijų. Neigimo žaizda ir neigimo tokia pasąmoninė programa, tai ir pažvelgti į savo santykius, į bet kokius, ar su partneriu, ar su vyru, ar su vaikais, kaip į veidrodinį atspindį, kur aš elgiuosi, ar ne, vat, pavyzdžiui, su savim, ar ne, taip, tai aš elgiuosi ir su kitais taip. Ir vat ten, kur pasileidžia pyktis, paversti tiesiog tokią aistrą. Ir kaip ten, ta prasme, kiekvienam pavyks, tai ir labai individualu. Bet tai ir svarbiausia, kad pažvelgti į santykius, čia yra antroji linija, kuri neša, tiesiog per tokį veidrodinį atspindį. Po to ir trečia linija nešanti gėdo žaizdą, tai įvertinti iš tikrųjų reikia, kokių įsipareigojimų aš vengiu. Ir aišku, visada, jeigu aš kažko, vengiu šiandieną, ne, išmokti iš savęs ir pasijuokti, ne tik tai, kad vien tik gėdinti save, gėdinti ten, arba kitą reakciją dar ir tokią, kai va tas, kaip aš pati kažkada prisimenu, aš netgi kitus gėdindavau. Bet tai tokie pasąmoniniai dalykai vyks, kurių tu negali kitą kartą atrodo kontroliuoti. Kaip čia dabar išėjau, prie ko čia dabar? Bet taip tiesiog mūsų pasąmoninis programos veikia. Bet kai joms mums nebepatinka, mes tada gebame išeiti. Jeigu patys savarankiškai ne, tai tikrai ir Danutė, ir galit ar ne specialistus, ar pas mane kreiptis. Ketvirta linija ir atstumimo žaizda. Tai šitą traumą ir žaizdą, tokią pasąmoninę programą, aišku, visų geriausiai ir kai mes esam labiausiai, tokie sąžiningi su savim ir švelnus. Ir va čia reikalingas tas sąžiningumas, atvirumas su savim, ir tada atsiveria širdelė ir viskas iš tikrųjų ten tvarkosi pamažu palengva. Penktoji linija neša kaltės. Va šitą trauminę tokią pasąmoninę programą. Tai va čia ir Danut, kaip ir paminėjau, tiesiog stebėti, ar ne, tą sąmoningą, nesąmoningą savęs kažkokį tai elgesį, kodėl aš kur ką kaltinu, manipuliavimą galima pastebėti. Žinoma, visiems ir skaitant save, atleisti, kaip jau minėjau. Ir pats geriausias iš tikrųjų būdas atleisti, va kaip jau ir dalinaus iš anksto, tiesiog atleisti tiek savo, tiek visiems. Na ir šeštoji linija neša izoliacijos tokią pasąmoninę programą, tą vibraciją. O čia tai aišku, reikia stebėti save, kaip ir visur, visame kame, jeigu tu nori pokyčių, tu turi pradėti nuo savistabos. Ir kurioj vietoj, kokioj situacijoje tu nori atsitraukti, ką tu nori tiesiog tuo metu daryti ir pažiūrėti tame atsitraukime, pavyzdžiui, ką tu nori nuveikti, galbūt naudingesnio, pamatyti galbūt savo viziją ar ne gyvenime. Ir šitos mūsų pasąmoninės programos iš tikrųjų netgi gali ir pasitarnauti, ne tik tai, kad žinai, nužeminti vibracijas ir įvaryti tokias destruktyvias būsenas. Bet aišku, tai ir kelionė. Ir pabaigai aš noriu tik tai tiek žmonėms, kas klausysit ar įrašą, ar dabar. Atsiminkit, kad tai ir labai nuostabi kelionė. Ir jinai pavadinta netgi auksinis kelias. Tai Richardas Radas ir ją pavadinęs. Ir tai ir 3 tiesiog tokių aktyvacijų kelionė. Ir
aš pasidalinsiu netgi nuorodą į grupę, kas jau norėsite ar ne pasidaryti tiesiog patys savarankiškai. O žinoma, aš visada tie, kurie ateidami į grupę, atsako į klausimus tokius trumpučius, kodėl jūs čia jungiatės, palieka elektroninį paštą, aš visiems dovanų tiesiog atsiunčiu jau jums padarytą ir lietuviškai su jūsų 4 genų kodais, pačiais pagrindiniais dovanom ir talentais, tiesiog trumpučiais aprašymais atsiųsiu elektroniniu paštu. Ir žinoma, grupė ir begalės informacijos apie visus kodus ir tai nėra kažkokia mano sugalvota informacija, man tai labai patinka, todėl kad ta informacija ir kaip tu ir sakei, man taip asmeniškai nauja ir kiek aš susiduriu su klientėm, visoms yra nauja. Kas jau klausysit ir turit tiesiog patirties apie tai, tai mes tik pasidžiaugsim, kad jūs gal kažką pasidalinsit ir su mumis apie šitą genų kodų informaciją, nuostabų įrankį. Ir tai nėra kažkokia sudėtinga, nes viskas slypi paprastume. Dar mes, Jūrate, galbūt irgi pasidalinsim ir tą viešą informaciją, kur internete yra, būtent Richardo Rado yra puslapis ir ten yra ir galima patiems pasidaryti tą hologenetinį profilį. Viskas yra. Pas manęs ir grupiai netgi video įrašas padarytas, kaip galit patys savarankiškai pasidaryti savo artimiesiem. Kai jau susipažįsti su savim, tada ir lengviau netgi kurti, pavyzdžiui, santykius, aš netgi su savo visų ir vaikų, ir vyru esu pasidarius, ir tai ir tiesiog labai lengva tada ne žiūrėti į šešėlius savo artimųjų, o tiesiog pamatyti jų dovanas ir talentus ir tada skatinti juos, aktyvuoti tas dovanas. Nežinot, mes visada esam, aš nežinau, aš tai buvau tokia anksčiau, kad aš norėjau visada prikipti. Žinai, prikipti, rasti, ne kodėl mylėti žmogų ten, paskatinti, o prikipti. Tai dabar visai ir kitokia mąstymas, elgesys, kad tikrai ir nuostabiai, nes tu nežinai, koks tas vaikas tau talentingas, man, pavyzdžiui, ir sūnus futbole. Jisai ten mokytis nenori, bet tu žiūri, kad esi be žemėlapį ir kiek nuostabių dovanų, tai jos gali atsiskleisti visai per kitus dalykus. Tai nesvarbu, kas dabar yra. Oi. Jūrate tikrai labai išsamiai papasakoja apie genų raktus, tai kas klausys įrašą ir galbūt susidomės ir tada gal, jei norės daugiau pasigilinti, tai tikrai kreipsis pas tave į grupę, paliksim nuorodas. Ir kągi, ačiū tau labai ir palinkėsim ir žiūrovams patyrinėti, susipažinti su genų raktais. Ir ačiū, kas klausėt, kas labiau žiūrėjo. save pažintis, atrasti savo dovanas, ne tik šešėlius. Šešėlius mes turbūt pažįstam labiausiai, bet su dovanomis, tai tos dovanos kartais mūsų būna ir užslėptos. O tik kai ėjau per tuos genų raktus, per tą savo visą profilį, tai irgi mačiau, kad ne viskas dar yra atskleista, dar tikrai yra to potencialo. Ir atrodo, tikrai tas vidinis potencialas, jisai toksai beribis. Ir atrodo, jau aš čia viską įskleidžiau, aš jau viską žinau. Nu, nieko panašaus, pasirodo, kad ten dar visko labai daug. Tai va, dar kartą ačiū tau, Jūratėlė, už tokį tikrai išsamų pokalbį, tokį išsamų supažindinimą su genų raktais. Ir ačiū visiems, kurie mus stebėjo. Ir palinkėsiu gražaus penktadienio vakaro ir gražaus savaitgalio, nes vasara puikiai už langų, saulė šviečia, į gamtą kviečia visus, tai tad bėkime džiaugtis paskutiniais vasaros, nedaug jau liko, 16, tai nedaug ir liko tos vasaros, tai bėkim džiaugtis paskutinėmis vasaros dienomis. Ačiū labai. Lekiam. Ate. Lekiam, taip.